O lele, kaipgi čia, kasgi čia? Jarbo, ką tu čia veikia ant šono? Kodėl tu čia taip? Kas tau? Na, tikiuosi, jūs nepatikėjot, kad čia jis pats apsivertė. Tai yra neįmanoma, nes robotas sveria apie 100 kg. Net ir apversti yra jį ką veikti. O tai padariau specialiai, kad parodyti jums pjovimo mechanizmą, deką, nes šita deka naudoja peilius su oro patraukimu. Yra lenkti peiliai, kurie traukia į save orą. Ir dažniausia problema yra ta, kad jeigu vietos galbūt yra šiek tiek mažiau, žolė šlapia, pjaunam per lietų arba ten per naktį rasotą žolę, čia prišpakliuoja tiek žolės, kad peiliai būna lygiai su žolė. Mes praradam oro srautą ir atsiranda problemos, reikia valytis. Čia robotukas dirba apie savaitę, ir dieną, ir naktį buvo, ir per lietų, negriūk, griūt negalima, nes jei nugrius, nulaužom antenas. Taip, kad problemų čia jokių pas mus nėra, viskas yra tvarkingai, be abejo pasivalyti reikia, tikrai su kercheriais niekada neplaukit tokiu robotu, pasiemam kokią mentelę, nusivalom žolės masę, štai ir viskas, visas valymas, peiliai atbuks, pasigalandam ir tiek žinių. Tai va, tiek apie Jarbo pradžiai, o apie jį dar pakalbėsime mes ne kartą.